Kaip naudotis tekstiniu redaktorium? Galima nukopijuoti tekstą iš bet kurios kitos vietos, ar tinklalapio, ar Wordo, Excelio, ar kitos programos. Pavyzdžiui, nukopijuosiu šį tekstą ir įterpsiu jį į pabaigą. Kadangi redaktorius neleidžia kopijuoti tiesiogiai, kadangi dėl tos priežasties, jog kopijuojant iš Wordo ar kitų programų dažnai būna, kad apart žodžių kopijuojamas ir tam tikras kodas, iššoka lentelė, kuri paprašo nukopijuoti tą tekstą būtent į ją ir tik po to praleidžia jau į vidų. Todėl formatuoti būtina čionais, o ne Worde ir iš Wordo kelti į aprašymą. Kaip matome, čia galima įkelti boldą, italiką, uždėti brūkšnį iš apačios, lygiavimus ir taip toliau. Tačiau labai svarbu nepersistengti su teksto formatavimu, kadangi iš parduotuvės pusės jau yra uždėtas bendras stilius. Todėl naudoti spalvas ant žodžių ir kitą lygiavimą iš tikrųjų maksimaliai nesiūlome, kadangi tai gali sugadinti visą išvaizdą. Teko matyti tokių vaizdų, kai yra vienas žodis paryškinamas viena spalva, kitas žodis kita spalva. Galbūt tai ir atrodo vienam gražu, bet iš vartotojo pusės tai yra tiesiog neįmanoma skaityti. Todėl geriau nuimti bet kokį formatavimą ir vėliau tiesiog minimum to formatavimo uždėti. Ką galima naudoti dėl paieškos sistemų, tai uždėti boldą paryškinimą būtent ant jūsų raktinio žodžių aprašyme, bet tai daryti nelabai dažnai, o 3-4 kartus per porą pastraipų. Jeigu mes norime, kad žmogus nuspaudęs kažkokį tekstą būtų nukreiptas į kitą tinklalapio vietą, pavyzdžiui, prekės aprašyme jūs patalpinat kažkokį žodį ir, pavyzdžiui, į didžių lentelę, į gamintojo puslapį arba jūsų puslapį į kažkokį tai kitą prekę ar panašiai, jūs galite pažymėti tą žodį, paspausti, įterpti, taisyti nuorodą. Ir čia mums reikia įrašyti būtent adresą, į kurį mes norime nukreipti vartotoją. Iš kur mums žinoti tą adresą? Adresų juostoje jūs matote pilną adresą. Jeigu jūs norit nukreipti vartotoją į kitą puslapį, kopijuokite absoliučiai pilną adresą. Jeigu jūs norite kopijuoti tik į savo puslapį, nukopijuokite vėlgi be parduotuvės adresą tiesiog nuo pirmojo pasviro brūkšnio visą nuorodą, pavyzdžiui, kontaktai, ir įterpkite ją į URL skiltį. Tokiu būdu žmogus paspaudęs ant žodžio organizmą bus nukreiptas į parduotuvės kontaktus. Tačiau labai svarbu nepakeisti šios nuorodos kontaktų puslapyje, kadangi čia nuorodos automatiškai nepasikeis. Ir tokiu principu turime nuorodą, kurią vartotojas nuspaudęs kažkur patenka. Ta nuorodą galime panaikinti arba keisti. Galime nurodyti paskirties vietą, jeigu norime, kad ši nuoroda atsidarytų būtent naujame lange. Pasirinkame naujas langas. Jeigu norime, kad tai būtų nuoroda į kažkokį tai failą, pavyzdžiui, paspaudęs ant apetito, žmogus atsisiųstų kažkokį PDF failą. Paspaudžiame nuorodą, paspaudžiame naršyti po serverį. Atsidariusiame lange galime kurti direktorijos katalogus, pasirinkame, kokį failą mes norime įkelti ir įkeliame jį į serverį. Tada pasirinkame, kad būtent norime, kad vartotojas atsisiųstų šį PDF failą ir jį pažymime. Taigi, turime suformuotą nuorodą, kaip matome, irgi nuo pirmo pasviro brūkšnio į būtent šį PDF failą. Taigi, klientas paspaudęs ant apetito atsisiųs PDF failą.
Jeigu norime sukurti lentelę, spaudžiame mygtuką, parinkame, kiek eilučių bus lentelė, tarkime, tai bus informacija, kuri skaidoma į kelis gabaliukus. Ir, pavyzdžiui, mums reikia 2 eilučių, 2 stulpelių, rėmelio dydį dažniausiai siūlome nuimti, plotis gali būti taškais, gali būti procentais, tarkime, šiuo atveju mums reikėtų 100% lentelės. Visus kitus parametrus paliekame, kokie yra. Tai yra, mes nustatėme eilutės stulpelius, nuėmėm rėmelį ir padarėm 100% lentelę. Taigi, turime lentelę iš 4 laukų. Kada pradėsime rašyti kažkuriame lauke, lentelė deformuojasi pagal savo procentinius išskaičiavimus. Tačiau, jeigu mes norime, kad būtent ši lentelė būtų išskaidyta 50% ant 50%, spaudžiame ant konkretaus laukelio celės, langelis, galime įterpti langelį, galime skaidyti langelį, galime nustatyti langelio savybės. Ir nustatyti, kad jo plotis yra 50%. Ir svarbu pažymėti, kad vertikalų lygiavimą dažnai teisingai yra daryti pagal viršų, kad jeigu yra vienoje pusėje lentelės daugiau informacijos, kitoje mažiau, tai kad nebūtų taip, jog lentelės išlygiuojamos skirtingai. Ir tokiu principu galime valdyti bet kokią informaciją. Gali prireikti, kad šiame stulpelė mums reikia dar vienos lentelės, tai principas vėlgi vyksta toks pat. Parinkam, kad čia mums reikia lentelės, įterpiame dar vieną lentelę. Jeigu mes norime panaudoti tokią kontaktų formą, kaip yra kontaktuose, mes tiesiog paspaudžiame mygtuką įterpti kontaktų formą, įterpiamas tam tikras kodas, kuris vėliau bus konvertuojamas būtent į šio tipo formą. Yra skirtingi šrifto formatai. Antraštinis 1, 2, 3, 4 ir kiti. Kom jie yra svarbus? Prekės aprašyme jų naudoti būtų neverta, kadangi prekės pavadinimas jau yra antraštinis. Tekstiniuose puslapiuose pavadinimas taip pat yra antraštinis. Tačiau yra tikslinga, jeigu yra labai daug teksto, tam tikras paragrafo dalys, kaip paragrafo antraščių pavadinimus, daryti antraštinis 2 arba 3. Antraštinis 1 jisai gali būti naudojamas tik tai vieną kartą puslapį, ir tai yra arba prekės pavadinimas, arba to teksto pavadinimas, pavyzdžiui, kaip rodžiau kontaktai. Ir antraštinis 2 galėtų būti kaip įsigyti prekę. Ir čia jau pradedamas rašyti tekstas, kuris yra jau nebe antraštinis, nes antraštinis gali būti tik tai trumpas sakinys iš kelių žodžių. Kitaip Google paieškos sistema ar kita gali tiesiog neteisingai indeksuoti jūsų puslapį, kadangi matys, kad jūs per daug teksto pažymėte, kad jis yra antraštinis, dėl to jinai iš vis ignoruos tai. Keisti dydžio formato šrifto dydį nerekomenduojame ir šios funkcijos nėra, kadangi kitaip nebūtų išlaikomas vientisumas visame puslapyje, o vienur sakinys didesnis, kitur mažesnis ir neįmanoma būtų vėliau to visko sukontroliuoti. Jeigu norime į tekstinį puslapį įtraukti paveiksliuką arba flash animaciją, tiesiog spaudžiame vaizdas, naršyti po serverį, iš kompiuterio vėlgi įkeliame tam tikrą medžiagą į serverį ir iš serverio vėliau pasirinkame tą paveiksliuką, kurį mes norime naudoti internete. Pavyzdžiui, tai būtų kažkoks paveiksliukas, kuris įkraunamas į serverį ir vėliau yra naudojamas jūsų parduotuvėje. Galime pakeisti paveiksliuko dydį. Svarbu žinoti, kad
šitoje vietoje paveiksliukas nėra mažinamas pats failas, o yra tiesiog vizualiai sumažinamas. Todėl, jeigu jūs įkelsit paveiksliuką 3 MB, jisai toks ir bus, nors mes jį čia sumažinsim iki 200 taškų pločio. Ir tokiu būdu mes galime įterpti paveiksliuką. Tai būtų naudinga tik tekstiniuose puslapiuose, prekių aprašymuose dėliau netalpinkite jokių kitų paveiksliukų, kadangi jie konkuruos su prekės paveiksliukais ir atrodys šiek tiek keistai. Atitinkamai ir su flashu galima įkelti kažkokį flashinį vaizdą, ar tai būtų prekės 3D vaizdas ar kažkas panašaus. Taip pat galima įkelti vaizdą iš YouTube. Kaip tai padaryti? Pačiame YouTube, kai jūs matote tam tikrą filmuką, jūs galite nuspausti mygtuką share, arba lietuviškai tai būtų atitikmuo dalintis, bendrinti. Matote nuorodą, kurią jūs galite pasidalinti su draugu, tačiau mums reikalingas embed, kuris duoda tam tikrą kodą, kurį mes galime įterpti į savo puslapį. Taigi, šiuo atveju mes tiesiog nukopijuojam šį kodą ir kadangi mes kopijavome kodą, mums reikia užeiti į šaltinį, kur mes pateksime į savo kodą ir įterpti jį į pačią, pavyzdžiui, pabaigą, arba jeigu mes norėjome jį įterpti į lentelę, tai kad tą vietą surasti kodą, padarykime, pavyzdžiui, daug raidžių A ir šaltinėje mes dabar galime surasti tas raides ir vietoje jų įterpti mūsų reikiamą kodą iš YouTube. Išsaugojus šią prekę, nukopijuoju kodą, kad iš vartotojo pusės galėčiau surasti šią prekę. Išsaugojus šią prekę, aš iš vartotojo pusės ją atidarysiu. Ir matysiu, jog tie pakeitimai, ką mes atlikome, jie galioja prie prekės. Tai yra lentelėje matomas filmukas. Šiuo atveju jisai matomas šiek tiek nekorektiškai, kadangi pats plotis lentelės, kai mes norėjome, jog jis būtų 50x50%, filmukas yra didesnis, todėl išdarko lentelės vaizdą, bet matome nuorodą į kontaktus, nuspaudę apetitą pateksime į PDF dokumentą bei visą kitą informaciją. Prekės puslapyje Contact Form nereaguoja ir netaps į kontaktinę formą, tačiau bet kuriame puslapyje, kuris yra tekstinis, pavyzdžiui, kontaktai, į kuriuos mes dabar galime nueiti pagal šią nuorodą, kurią mes sukūrėme ant žodžio organizmas ir padarėm, kad jinai atsidarytų naujam lange, mes pateksime būtent į kontaktus, kur yra mūsų kontaktinė forma.